Labą dieną, gerbėmieji. Buvau biškai pasvažinėti ir pagalvojau, gal mane pasiėmus jūsų kartu, galima iš to pačiu kur nors papasakosiu. Važiuojam. Sveiki atvykę. Turėjom porą savaičių pertrauką ir mes vėl ruošiamės naujai kelionį. Šįsyk pasirinkom transporto priemonę šitokią. Pradėjom krautis daiktus ir besikraudamas daiktus pagalvojau, kodėl jūsų neįtraukus į tai ir neparodžius, kaip atrodo mano pasiruošimas kelioniai. Tuo pačiu turbūt papasakosiu ir kur mes vyksim, kodėl mes vyksim, ką veiksim, kaip darysim, ką planuojam. Iš tikrųjų nieko labai daug nežinom, bet gairės šiokios tokios yra, tai su jumis esu nusprendęs pasidalinti. Tai jeigu įdomu, aš dabar einu išsipakuosiu visus daiktus iš daiktadėžių, parodysiu, kiek ten daug visko telpa ir tuo tarpu berodydamas papasakosiu po truputį, kas laukia arteinančias kelias savaitės. Pirmin. Prisikroviau daiktų bele kiek. Man atrodo, kaip į tokias daiktadėžes. Aš pirmą kartą, kai viską pakausiu, buvau bele kaip nustebintas. Į vieną daiktadėžį telpa visas turistavimo rinkinys. Tai turiu omeny palapinės, miegmaišius, katiliuką pasišildyti kažkam, rūbų. Turiu čia šiokį tokį brezentuką. Bandysim mes ant jo viską išsipakuoti ir pasižiūrėti, kaip viskas atrodo. Dar ne visai viską susikrovėm iš tikrųjų. Šita daiktadėžė lieka dabar visiškai tuščia. Ja aš planuoju įsidėti kažkiek maisto, vandens, tepalą grandiniai pasitepti. Tokius dalykus, kurių man reikės daugiau mažiau kasdien ir kurių priėjimas bus arčiausiai. Į dešinę daiktadėžę susidėjau visą turistavimo reikmenis. Tai gerai, atidarysiu abi, parodysiu iš arčiau. Per kelias lokacijas pervažiavau, kol atvažiavau iki čia, tai arba žolę kažkas pjauna, arba kažkas kažkur triukšmavo, tai norėjau, kad būtų kuo geresnis garsas, tai čia irgi tai prie kelio sustau ganėtinai, bet visai nieko jo. Apie ką šitas video? Tai išvažiavom pasivažinėti, prasidėjo pavasaris, labai mėgstam motociklus ir aš kažkaip pagalvojau, kad visada mūsų kelionės video prasideda jau kažkur nuvykus, o niekada nebuvau užfiksavęs mūsų pasiruošimo. Na, įprastai nėra ten ką ir labai iš tikrųjų filmuoti. Įsimetam atsigert, užkandžių į kelionę ir nuvažiuojam į vietą ir tada jau kažkas vyksta. Bet šįsyk yra šiek tiek kitaip. Šįsyk nusprendėm, kad šilta, gera, kodėl nepakeliavus motociklais. Ir va dabar jau mums reikėjo biškai pasiplanuoti, ką įsidėti. Nes kai važiuoji su mašina, tai tu turi bele kiek vietas, gali ten, nežinau, pusę namų gali susikrauti. Bet kai su motociklu yra šiek tiek kitaip. Esu girdėjęs žmonės sakant, kad kuo daugiau keliauji, tuo mažiau daiktų reikia. Tai jo, dabar jau biškai mažiau negu pirmą kartą čia prisikrovau visko. Ai, tiesa, reikia papasakot, kur važiuosim. Nu kaip, kur važiuosim? Važiuosim tai į Antalieptę. Į namus važiuosim į Lietuvą. Tėvai planuoja sėsti ant motociklo, važiuoti į Klaipėdą, lipti keltą ir atplaukti į Kylį, Vokietijoje. O mes savo ruoštų juos pasitiksim tenai jau pirmos dienos vakarą. Tai kadangi mums jau Olandija, Vokietijos tas galas biški yra pabodęs, tai mes turbūt padarysim išimtį, niekada nevažiuojam, stengiamės, motociklais niekada nevažiuojam autostradom, bet šįsyk turbūt iki Kylio važiuosim iš taško A į tašką B. Gal pakeliui sustosim kokiam Brėmenė, nežinau dar iš tikrųjų, ar reikės pasigūglinti, ar yra ten ką pamatyti. Priešistorė tokia. Prieš porą metų su Simona ir tėvais nusprendėm, kad reikia su motociklais išvažiuoti į kelionę. Jau nepaslaptis, mes gyvenam Olandijai, tėvai gyvena Lietuvoje. Tai jie įsimetė į busiuką motociklą, patys atskrido ir mes kelionę pradėjom iš Olandijos. Važiavom, kabinom daug šalių, leidomės į apačią, į Belgiją, kabinom Prancūziją, Vokietiją, Austriją, Šveicariją. Tai keliai tikrai buvo įspūdingi, karpės, pokštų iškrėtė ant kelio išbėgusias. Ir buvo tikrai smagi kelionė, bet tada dar nefilmavau, neturėjau nei kuo, nei kaip, galvojau, bet dar nebuvau pasiryžęs. Tai va, ir praėjo porą metų ir sugalvojom, kad kadangi tokią palei Baltijos apačią jau turėjom kelionę, dabar reikia apvyti ją iš viršaus. Tai galvojom, kad pavažiuosim sausumos keliais aplink Baltijos jūrą
ir irgi grįšim į Antalieptę. Tai kelionės maršrutas Olandija, Lietuva, tik tai šiek tiek skirsis pats maršrutas. Pradėsim iš Olandijos, važiuosim į Vokietiją, į Daniją, tada keltų nesikelsim, yra toks tiltas, nebeatsimenu dabar kaip vadinas, bet žodžiu iš Kopenhagos į Malmę galima nuvažiuoti per tiltą. Tas tiltas gal ten 16 km ilgio. Mano tėvas yra didelis Husqvarnas fanas, tai būtinai aplankysim ir tą miestelį Švedijai. Ir planuojam taip važiuoti kilt ir sausumos keliu davažiuoti iki Suomijos, iki Rovaniemio ir tada turbūt leisimės į apačią. Tai per daug negaliu detalizuoti maršruto, ne dėl to, kad bus neįdomu ar dar kažką, bet vien dėl to, kad ir pats tiksliai nežinau. Žinau gaires bendras, jo bandysim apvažiuoti Baltiją per viršų ir tada jau aišku teks iš Helsinkio į Taliną keltis keltų, bet daugiau mažiau tikslas toks. Pradėsim kelionę birželio 1. Tai šitas video turbūt pasirodys kaip visada sekmadienį. Ir tada sekantį sekmadienį, kai pasirodys video, mes jau būsim kažkur Danijoje ir bandysim dalintis su jumis kas savaitę. Šiaip nežinau, iš tiesų dar nesu iki galo apsisprendęs, gal visai norėčiau pabandyti pamontuoti ir važiuodamas, kas porą dienų įkelt jum po video, bet nenoriu šito prižadėti, nes niekada nebandžiau, tai nežinau, gali būti, kad aš nesu dar tiek pajėgus ir montavimas, ir filmavimo galų gale. Važiuojant motociklu irgi ganėtinai varginantis dalykas yra, kai važiuoji daugiau kilometrų. Mano draugai iš Contribui gaus visą medžiagą kaip visada anksčiau, gal nesistengsiuos realiu metu ją kelt, o YouTube video talpinsiu kiekvieną sekmadienį, tai vat per visą birželį nežinau, kiek tų video gausis. Gal ir bus tik tai vienas, gal bus 4, nežinau, čia jau kaip seksis. Tai va, tai galim gal truputį apžvelgti daiktus ir visą ekipuotę, ką mes planuojam dėtis į kelionę. Tai šiaip pradėsiu turbūt nuo to, kad mane veš Honda VFR 800 VTEC, 2007 metų motociklas, bet šitas modelis yra užtikrintumo garantas, užtikrintumo sinonimas. Tai praeitas iki tikrai sklandžiai be jokių problemų parvežė mus iš kelionės, tikiu, kad tai bus ir šįsyk. Simonos motociklą pamatysit kaip kelioniai prasidėjus, pas ją bus Yamaha MT. Jinai jokių daiktadėžių neturi, nesidės nieko, tai viską turėsiu susitalpinti aš. Bet man visai neblogai sekasi, nes iš tikrųjų tos daiktadėžės tai yra tokios ganėtinai apgaulingos iš išorės. Atrodo nedidelės, bet telpa į jas labai daug. Tai va, tai galim trumpai apžvelgti, ką aš dėsiuos. Gal aš tada deduosiu po daiktą ir sakysiu, ką darau, kam, kodėl, kaip ką, ok? Jo, tai pradėsiu turbūt nuo dešinės daiktadėžės, kur laikau visą turizmo inventorių. Praeitas iki viską susidėjom ir nieką nepanaudojom, nes realiai Europai niekur. Tu laukiniai gamtoj, bent jau teisiškai, miegoti negali. Baudos didelės ir nesinori rizikuoti. Tai iš esmės visur pramiegojom viešbučiuose ir net nebuvom įsitraukę palapinės. Bet šįsyk bus kitaip, tiek Švedijoje, tiek Suomijoje, negu likusiai žemiau Lenkijos Europos daly, tai tu ten kiekvienas žmogus turi teisę į gamtą ir mes pabandysim tą teisę pasinaudoti. Tai turim palapinę. Tokia palapinė, nežinau, labai į detalės nesileisiu, bet papasakosiu. Talpinam palapinę, į vieną daiktadėžę talpinu savo miegmaišį, Simonas miegmaišis. Šiaip visai faina yra Husky įranga, man patinka, nes lengvi, nedideli daiktai, tai labai kompaktiškai pavyksta susitalpinti. Turim tokius čiužinukus. Aš juos visus išpakuosiu ir parodysiu kelionės metu, jeigu kažkur stosim pamiegoti gamtoj. Tai va tada ir pamatysit, kaip čia viskas atrodo. Jo, ką dar deduosi? Deduosi mažą rankšluostuką, jeigu kartais šiaip labai kažkam veidui nusiprausus gamtoje, apsišluostyti kažką. Šiaip iš tikrųjų nebūčiau pirkęs, bet kai pirkau palapinį, gavau dovanų, tai vat ir insidu tokius dalykus. Esu tarnavęs kariuomeniai, tai vat liko tokių, mes jas pimpakelniam vadinam, bet žiauriai faina palapiniai, kai miegi, yra apsirengti. Aš, pavyzdžiui, labai prakaituoju, kai guliu miegmaišį kažkur, tai aš, man labai sunku būna, nes aš labai suprakaituoju, visas limpu tada ir zlus ryte atsikeli, neįsimiegojęs, susinervavęs ir kam to reikia. Turim, čia yra katiliukas su dujiniu balionėliu, gal įsivirsim kokios pakliopkės
Pakliopkim, mes mėgstam. Tai va pabandysim susitalpinti. Blemba, pamiršau surišti. Nėra čia taip paprasta visko sudėti. Nu, bet pabandom. Ne ta pusė. Va, dabar ne. Ir dabar ne. O, pavyko. Nomėdas saldainis. Dar iš praeitos kelionės. Nežinau iš tikrųjų, ar jį galima dar valgyti, ar negalima. Bet aš jį įsdėsiu. Tikiu, kad ir dabar parsvešiu. Tai čia toks jau simbolinis dalykas. Karinis sausas davinys. Irgi turbūt kažkur pravers. Nes irgi šiaip gamtoj visai patogu. Atsivalgęs aš jau, bet Simona dar ne. Tai va Simonai gal kažkur Skandinavijoje ir parodysiu, kaip jis įsipakuoja ir ką ten gero galima su juo nuveikti. Turim tokius va podelius. Silikoniniai. Labai patogu. Jie mažiukai tokie. Tai jeigu nori, išsitraukia, gaunas normalus podelis. Tai va. Irgi bus galima arbatytės išsivirti, kažką tai. Dangtelis nuo stiklainio, jeigu kažkur sustoji pakeliui, kur minkšta ir nėra kur moca pasidėti. Kojelė labai sminga į žemę, bet dangtelis labai gerai gelbsti. Ekonominis sprendimas. Šaukštas, 2 šaukštai, nes vis tiek bomžpakį kokį skirsim, dar kažką tai. Peilis, dešrytį pasičičkavoti. Čia kilpas, kažką tai dar nebus visi daiktai tik dėžėse. Užsidėsiu ir ant sėdynės, kuprinę. Blemba, namie buvau geriau susikrovęs. Jau čia neužsidarys, nu pabandom. Oi, ne. Reikia perplanuoti. Sulūžo keliai. Ai. Nori pasakyti, aš jau senas? Nu, iš pachotkės tikriausiai jo. Kaip ir pavyko. Tik dabar neberandu raktų. Oi, kartą supakavus jau geriau nebeliest. Gali būti sprogimas. Paskui šiaip pušnis, mane tuos daiktus pakuoti. Toks tetrio žaidimas gaunasi. Bet gerai, apsirūpini visko. Tada nereikia su kelionį galvos dėl dalyko. Peilis tilps čia. Šitas karinis paketas. Irgi telpa. Prašau. Kiek daug daiktų sutalpinau į vieną daiktadėžę. Tai labai šaunu, labai džiaugiuosi. Ir užsideda ganėtinai nesunkiai. Irgi. Čiaukšt-maukšt. Ir turim. Op. Taip, o į kitą daiktadėžę dar ne visai viskas susidėjau. Bet ką aš čia turiu? Treningiukus. Jeigu vakarui bus vėsu. Dregnų servetėlių dar iš praeitos kelionės pagyvenys toksai pokas. Čia yra lietaus drabužiai, jeigu užtruktų lietus. Šiukšlių maišų turiu, irgi kelioniai parodysiu, kaip mes juos panaudojam. Gūrio mokykla, ačiū jam, jeigu kažkada gyvenime žiūrėsi. Čia šioks toks, sakykim, toks. Čia maišelį turiu tokį pirmos pagalbos rinkinį. Labiau motociklui, ne mum. Tai šiokių tokių įrankių, zateškių, lipnios juostas. Aš, matot, nesu labai mechanikas. Tai aš visko ant lipnios juostas, momentą ir ant zateškių lipdau. Ir šitą kelionę tikiuosi apsieis tik su tiek, jeigu ir tiek pridėks. Porą dviratinių spinų, jeigu kartais norėtume šalmus prie motociklo. Prisegiai ir galėjai savo ramiai pasivaikščioti kažkur. Šluostę rytais visada būna motociklo sėdynė aprasojus, tai labai gerai pasišluostyti irgi. Kaip jau sakiau, servetėlės dar iš praeitos kelionės. Ir čia yra stebuklingas maišelis. Aš ilgai galvojau, blemba, sakau, kaip mane užnisa kelioniai. Turiu vis tiek kojinių apatinių prisikrauti, kažką galvoti, kaip kažkur prasiskalbti, tada džiavint. Galvojau, gal kažkur rasiu pigiai nusipirkti. Tokių kojinių, kur vieną kartą panešioju ir išmetį. Bet paskui pagalvojau, pabūsiu draugiškas gamtai ir subūriau draugus. Visiems sakau, dabar žiūrėkit. Visigi mes turim tų kojinių, kur vieną kojinę pasimetus. Visada vieną kojinę kažkur pasimeta. Tai atneškit man tas vienas nereikalingas jūsų kojinės ir aš jas panaudosiu.
Tai va čia va pilnas maišas draugų konių, kurias aš vieną dieną panešiosiu ir išmesiu. Bus visos margas, skirtingas, gal net su skylėm. Liuks, labai geras dalykas. Pažiūrėsim, kaip pasiteisins kelionė. Brezentas, šitas brezentas būdavo apsiklot motociklui, bet aš jo kelionėje praeitoj nepanaudojau, tai turbūt šįsyk ir nebesidėsiu. Va, ir suplėčiau. Tikiuosi girdėjęs per kamerą, dabar tikrai nebesidėsiu. Kad nebūčiau melagis, va, iškart matau šiukšliadėžę, einu ir išmesiu. Blemba, nu jis jau nuo amžiaus toksai, biški, jo, lengvai plyštantis. Ate. Tai va, daugiau mažiau ir susipakavom visus daiktus, o jūs, jeigu pažiūrėjot šitą video iki galo, tai būtų labai smagu, kad paspaustumėt laiką. Jeigu dar nepasubscribinot, prenumeruokit mano kanalą. O apie komentarų skiltį, šiaip iš tiesų man reikia patarimų. Jeigu žinot kažkokių įdomių vietų, kažką, ką galima pamatyti, muziejai neįdomu, ten visi tie dalykai ne mūsų dalykas, bet nežinau, gamtoje kažkokių vietų, kažką įdomesnio, kažkokį kalną, skulptūrą, aš šiaip kažkokį fun dalyką. Jeigu žinot, mes važiuosim pro Daniją, Švediją, Suomiją, aišku, Estiją, Latviją. Tai jeigu žinot ten kažkokių vietų, davai pakomentuokite apačiai. Tada aš palei tai galbūt kažkiek pasikoreguosiu savo maršrutą, žinosiu, kur važiuoti. Daiktai sukrauti, istorija daugiau mažiau papasakota, jeigu kažką pamiršau, dar titriukus į apačią pridėsiu. Laukit kitos savaitės, kaip jau minėjau, startuosim birželio 1, tai stengsiuos nuo tos datos, kuo dažniau įkelt video. Planuoju parvažiuoti daugiau mažiau per 1,5, galbūt per 2 savaitės. Deadline'as yra 2 savaitės, nes šeštadienį birželio 15 draugo Deivido vestuvės ilgai lauktas. Tai tikrai negaliu jų praleisti, dėl to spausim, darysim, žiūrėsim. Jeigu pakomentuosit apačioje, gal aplankysim kažkokių įdomesnių dalykų, kurių dar pats neradau. Ir nuo dabar prasideda kelionės pasiruošimas. Daiktai sukrauti, aš važiuoju namo, susitiksim po savaitės. Iki.